Trupmenos ir procentai. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Paprastoji trupmena 1/100 atitinka dešimtainį trupmeną 0,01. Ir tai yra 1% viso duoto dydžio. Jei tai būtų euras, tai 1% atitinka 1 centą. Paprastoji trupmena 1/10 atitinka dešimtainę trupmeną 0,1. Ir tai yra 10% viso duoto dydžio. Šiuo atveju visas duotas dydis yra euras, tai 10% sudaro 10 centų. 100 šimtųjų lygu 1. Ir tai yra 100%. Atitinka visą dydį 1 eurą. Norint duoto dydžio dalį išreikštą trupmeną paversti procentais, duotą trupmeną reikia padauginti iš 100. Reikia apskaičiuoti 3/4 eurų. Tai yra, kiek tai yra procentų. 3/4 dauginame iš 100 ir gauname, kad 3/4 eurų tai yra 75 procentai eurų. Norint žinomą dydžio dalį išreikštą procentais paversti į trupmeną, reikia duotus procentus padalinti iš 100. Reikia apskaičiuoti, kokią euro dalį sudaro 25 procentai. 25 daliname iš 100 ir gauname, kad tai yra 25 arba 1/4 euro. Ko mokys? Trupmenos ir procentai. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kiek procentų duoto dydžio sudaro 1/100, 100 šimtųjų? Kaip paversti procentais duoto dydžio dalį išreikštą trupmeną? Kaip paversti trupmeną duotą dydžio dalį išreikštą procentais? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.